Labadiena, gerbiami Lietuvos žiūrovai, šiandien aš Ainis ir Ainis. Ainis, apie ką Ainis šiandien svečiuose? Pirmiausia, noriu padėkoti tie, kas remia žinomą kanalą ir mus palaiko. Šiandien iš vis įdomi tema bus apie palaikymą ir kas yra vadinama Lietuvos vienybė. Tačiau vis tiek aš užsiminsiu apie Mildą. Ir žinot, kas įdomiausia, kai buvo kreipinys į jūs padarytas dėl paramos užuojautos šilumos, paremė keletas tų pačių, kaip visą laiką, žmonių. Žinot, kiek jos sąskaitą paremė? Jos asmeninė sąskaita, kur yra po kiekvienų video, jos yra sąskaita. 0. Nei vienas neparemė Mildos į jos sąskaitą. Keletą kapeikų įkrito į mano piniginę. Ačiū jums. Kodėl aš taip griežtai pradėjau šitą pokalbį? O todėl, kad mes visi mėgstam kalbėti apie vienybę. O šiai dieną aš matau tik tais, žinot ką, absoliučią, kaip šitą, gerbiamas Danai, tas žodis yra, kai tu abejingas. Abejingas artimajam. Ir va šiandien mes su Danu Arlausku pasisvečiuose Levandų uoste, kuris, priminsiu, yra buvęs pirmas darbdavių konfederacijos prezidentas ilgalaikis ir taip pat pirmasis generalinio direktoriaus pavaduotojas, kai kūrėsi VSD, Valstybės saugumo departamentas. Taigi Danas Arlauskas turi daug titulų, regalijų, kuris yra pirmasis ir buvo vienas iš reformatorių daug ko. Taigi, laba diena, gerbiamas Danai. Labadiena, laba. Geriai žmonės, taikos ramybės jūsų namuose. Jo, vienybės. Pajuokaut galim. Pas Daną atvykau dėl to, kadangi mes esam kaimynai. Ir kaimynai, galime pasakyti, truputį ir iš laimės, ir iš nelaimės pusių. Mes su Danu susivienyje ir suvienė dar žmonių, išmetėm, nevardinsim kokios smirdančios globalios kompanijos atstovus kiaulides, išvalėm viską, sutvarkėm, buvo ramu. Tačiau čia atsikrausto didelė vištidė. Kaip jūs mėgstat sakyti, Danai, smarvė mums, pelnas jiems. Beje, visos korporacijos šitaip elgiasi. Ką aš noriu pasakyti? Kai jūs abejingi artimiesiems, visada, kai jums viskas gerai. Kai jums labai blogai, jūs taiga bedžiatės pas kaimyną, pas ten bėgat, pas Daną, pas Ainį. Ką daryt? Jau būna vėlu daryt. Negalima pasivyti traukinio, kai buvo visą gyvenimą abejingas, o staiga, kai paliečia tavo interesą, staiga reikia draugauti. Mes su Danu šį dieną draugaujam ir kovojam prieš tą pačią vištidę, bet mes nekovojam kaip prieš verslą. Mes norim, kad jie padarytų viską teisingai pagal reglamentus. Verslas būtų jiems, bet ir mums teisėtas oras irgi priklauso su gamta. Beje, pas jūs Levandos nuostabios. Danai, žiūrėkit, kol kas, iš tikrųjų kol kas, mes iš tikrųjų turim atžymėti biškį aukščiau. O dabar mes turim kažkokią tai kompaniją, kuri nori virsti tinklinę korporaciją ir nori mus pasižiūrėti kaip tiesiog į vergus. Bet ar mes nesusiduriam tai, kad šiai dienai mūsų Lietuva, kaip valstybė, jau sunaikino korporacijos ir mūsų Lietuva jau neteko galimybės gintis prieš tokias mašinas didelės viršvalstybinės? Aini, juokingiausia yra tai, kad prieš porą valandų įsijungiu Delfį ir netikiu savo akimis. Skaitau, kad nustatyta nauja tvarka, kad tie, kurie yra įsirengę, tai vadinam, biologinius įrenginius, ir, kuriuose nėra numatyta, o anksčiau niekada nebuvo numatyta, kad jie filtruotų geležį ir man atrodo, fosfatus kažkokius, kad jie turės išsikasti ir pastatyti naujus. Vienas dalykas. Antras dalykas, tai dabar įsivaizduokit, ten parašyta tie, kurie įsirengė po 19 metų, lyg tai ten jau yra kažkokia ta valymo funkcija. Filtrai kažkokie tai pastatyti. Bet klausykit, taigi, kiek yra žmonių, kurie jau senai užkasti. Pas mane irgi tas yra traidenį užkastas. Tai reiškia, aš irgi papuolu, dabar įsivaizduokit, viską reikės iškasti ir pastatyti su kažkokiais tai filtrais.
Tai aš manau, kad yra pasityčiojimas iš žmonių. Aš suprantu, kad na, jeigu valstybė sakytų, žiūrėkit, jo, mes už tą žalią kursą, už švarę gamtą, už visą tvarkoją, bet mes anksčiau tai nežinojom tokių dalykų, kad čia yra labai svarbus, o gal nelabai svarbus, todėl kad juk ten nėra klausimo, mes patikrinsim, ar yra pas jūs tos geležies, ar yra tų fosfatų kažkokių. Klausimas ne taip, nėra viskas, o gal čia nulis yra, teisingai. Tai tada sakytų, žiūrėkit, taip, bet mes jūs kompensuosim, sakykime, kažkokie tai, jeigu ten išlaidos arba bendrai ten pasidalinsim per pusę. Man ką tai yra? Tai kažkas pakišo mintį, kad būtent mes kalbame apie tvarkas kažkokias. Kam ta tvarka naudinga? Tvarka ta naudinga naujiesiems būtent verslininkams, kurie kūrė iš tikrųjų tas biologijos valymo įrenginį. Tai vienas klausimas. Antras klausimas, toks irgi labai juokingas, techninė apžiūra. Vakar važiuoju, tai aišku, tenais viskas labai tvarkingai, ten viską apžiūrėjo. Nu, taip, dabar vaistinėlė, gesintuvas. Gesintuvas. O, žiūrėkit, tai pas jūs, reikia patikros. Sakau, kokias patikros? Kiekvienais metais reikia tikrinti gesintuvą. Sakau, kas jam gali atsitikti? Yra tokia tvarka. Ir niekam neįdomu tenais, sakykime, ar jisai veikia, ar neveikia. Nu, aš žinau, kad aš tiesiog pabandžiau 15 metų gesintuvais puikiai labai veikia. Tai vėlgi kažkas nustatė, reiškia, kažkokios lobistinės grupės, kurios turi, reiškia, tam tikrą įtaką, reiškia, prastumė šitą, tam tikrą teisės aktą, aš net nežinau, kas tenais, ar ministerijos įsakymas, ar vyriausybės nutarimas, kiekvienais metais reikia tikrinti, nesvarbu, ten miltelinis, nemiltelinis, rūgštinis, jūs turi tikrinti. Jūs įsivaizduojat, va kiek. Tai yra šitas gesintuvas. Antras, dabar valymo įrenginiai, po to, nu ką, gali dar kažką tai sugalvoti, ar ne? Tai dabar, reiškia, reikės tikrinti ir, reiškia, jeigu tu turi gręžinį, nesvarbu, kad tu išorėje to vandens neparduodi, bet žiūrėkit, mes rūpinamės tavo sveikata. Jūs turite kiekvienais metais tikrinti vandenį, nes aš kaip verslininkas, tai mes šiaip privalome kiekvienais metais tikrinti vandenį. Tikrinam normalus tas vanduo, nieko čia naujo kažkokio nėra, bet, nu, tvarkoja. Verslas yra verslas, kadangi mes gaminam limonadą, ledus ten gaminam, tvarkoja. Bet ateis toks laikas, kad korporacijos pradės rūpintis ir mūsų sveikata. Ir mes turėsim... Priverstinai. Ir mes turėsim ir vandenį tikrinti. Štai apie ką mes kalbam. Ir tai vadinasi demokratija. Suprantate, čia viskai demokratiškai. Bet vienas yra labai, aš dabar neprisimenu, kas labai pasakęs, kad demokratija tai yra daug balionų danguje, jūs žiūrite tos balionus, o tuo tarpu valstybė krausto jūsų kišenės. Ir kuo daugiau balionų tenais, tai tuo daugiau tų, kurie krausto jūsų kišenės. Tai vat mes pradėjom nuo korporacijos. Nu, tai čia net ne Lietuvos tai yra problema, mes gal pakalbėsim plačiau, kaip pasauliniu mastu korporacijos, kaip tyliai, ramiai, iš tikrųjų mus paverčia vargais ir aš matau, kad būtent tam einama su labai konkrečiais pavyzdžiais. Tai vat mes, sakykime, nuo būtinių dalykų, taip, mes perinam prie tų dalykų, kurie labai svarbus, nes suprantat, ar politikoje, ar kažkur korporacijoje yra vienas bendras labai mechanizmas, kuris veikia. Tai yra, tą mechanizmą suformavo nacijai. Labai svarbus punktas jo pažymėtinas. Tai yra nacijai suformavo. Nu, kada pradėjo, reiškia, žudyti žydus, kada pradėjo apskritai kitaip mąstančius ten komunistus, nekomunistus, socialistus, arba apskritai nepatriotus, jiegi kaip pradarė. Iš pradžių labai tyliai ramiai. Į tą prievartos pastatą vieną nedidelę plytą įvedė, taip? Nu, reiškia, žmonės, homoseksualus, čigonus, visus kitus, mes juos į darbo stovyklą, kad jie nebūtų skriaudžiami, nes dori vokiečiai gali iš jų šaipytis ar ne, gali juos ten mušti visą kitą. Nu, juos ten į Dachau, ten kažkur Maidane, kažkokias tokias stovyklas, tai yra darbo stovyklos, suprantat? Ir čia viskas, jie gaudavo darbą, jie gaudavo ten atlyginimus, jie gaudavo maitinimą, humanizmas aukščiausio lygio, taip? Po to ėmėsi žydų, todėl kad, reiškia, iš jų reikėjo atimti pinigus, kaip sako, tie balionai pagaminti,
Tada buvo, tai antrą plytą. Tai bet dar žudimų dar nebuvo. Po to pradėjo kaip žvaigždės tokia, trečią plytą. Po to pradėjo atiminėti parduotuvės, ne? Ir tai pastatė pastatą. Ir kas dar labai svarbu, o tie, kurie vis šitam aparate dirbo, jie tiesiog, jie nematė, tai yra, kaip sakyti, tarpinis rezultatas. Tu kažką darai, kažkokį sakymą, bet galutinio rezultato, kad nukenčia konkretus žmogus, sakykime, kad aš turiu kiekvienais metais tikrinti gesintuvą, kad reikės vandenį, kad reikės man išmontuoti mano biologinio valymo įrenginius, nes jie neturi ten pasirodo kažkokio tai filtro. Ir va taip toks ir gaunasi. Tai vadinamės, mes galime įvairiai sakyti, ar valstybė kaip korporacija veikia, arba ta verslo tikroji korporacija, pavyzdžiui, kokia Palantir, kur dabar tai yra viena, aš manau, iš korporacijų, kurie jie gal girdėjot manifestą net savo, bet mes išleido, kaip jie supranta, ką reikia daryti, bet svarbiausia jų žinia, kurie jie paskelbė, demokratija ir laisvė yra nesuderinami dalykai. Aš atkreipsiu dėmesį, Danas Arlauskas, norėdamas pasakyti, kad kurdamas kiekvienas klerkas ar tiktokeris, menedžeris, vadinamas valstybės tarnautojas, turi mažą segmentą prieigos informacijos, sukuria tik vieną dalelę, jam atrodo jinai tobula. Finiše, kai iš tų dalelių susirenka mechanizmas, tai gaunasi prievartinis, tokia prievartinė architektūra, kad net nežino, kur patys dėtis ir jų broliai, seserys, giminės sako, ką tu padarai. O jis žiūri, sako, ne aš. Bet šitoj vietoj, dargi noriu pasakyti, kad jūs aprašėt, žinot ką, jūs aprašėt labai imliai Lietuvoje stumiamą, vadinamą nelojalių asmenų įstatymą. Apie Dachau, apie viską, kai viskas pabiški, tavo saugumų, tavo sveikata, o po to prašau į konclagerį, o dabar prašau padirbėkit. O po to pinigėlius atiduokit sveikatą ir šitą. Viską, va dabar va, trumpai Danas apsakė tokių veiksmų, kad vis tiek man kyla klausimas kitaip. Jeigu mes šį dienai matom, kad būkim geri teisingai pasakykim, jau net per žiniasklaidos priemonės, va Rusijoje pavyzdžiui, tai vadina ir Palantyrą technofeudalizmu. Kad ateina skaitmeniniai daiktai, kur, tarp kitko, priemonės, apie kurias sėdėjo jau kalbėjo, atsiprašau, tie vadinami konspirologai prieš 4-5 metus, sakė žmonės, atsipeikėkit, vienykitės, bendraukit. Ne. Todėl, kad demokratija ir liberalizmas kartu sujungtas tą hidrą tapo. Liberalizmas, kadangi jums viskas galima, kreditai, žmogaus teisės į pagimdė individualistus. A dabar sako demokratija ir liberalizmo man, a kaimynui ne. A kai man blogai, kaimynė padėk. A kaimynas toks pat. Ir mes dabar su Danu Arlausku jungiam pajėgas, savo kompetencijas tam, kad apginti visą rajoną ir netgi regioną. Klausimas tada kitas. Ar yra dar šiai dienai valstybės trupinių Lietuvoje, į ką galima mums dar su jumis atsiremti? Mes esam tie trupinukai. O valstybės institutai? Tai valstybės institutai, tai tie, kurie tas plytas kloja. Palkit, stop. Būkim vėlgi, būkim sąžiningais. Taigi jūs, VSD, vienas iš plytų fundamentų klojėlių. Taip. Tai VSD, kaip valstybės institutas, jis dar funkcionalus, ar gali, pavyzdžiui, valstybės saugumo departamentas nacionalinių grėsmių apraše įdėti, kad korporacijos naikina valstybę, institutus ir tautą. Jūs šitą metodologiją sąrankų žinot, nepykit. Įdomus klausimas. Maždaug prieš, mes gyvenam šitam lenkiškam rajone, ne? Būkim geri, čia ne lenkiška, nori paversti, čia yra baltarusiškas gudų. Taip. Jo, bet kas labai įdomu, bet kalbant apie saugumo departamentą. Taip. Tai štai maždaug prieš gal 3-5 metus buvo saugumo departamentas paskelbęs nacionalinių grėsmių. Taip. Ir ten vienas iš punktų tai buvo nacionalinės mažumos. Taip. Kad kelia grėsmę, tai iš esmės, Šalčininkai, ten Vilniaus rajonas, Švenčionių rajonas, kad ten tos nacionalinės mažumos, kurios gyvena, jie kelia grėsmę. Tada aš susitikau su saugumo departamento direktoriumi, klausyk, žinai, jo dabar nėra, jis dabar, reiškia, prie NATO būstinė, man atrodo, jis šitas jauniškis,
Jauniškis. Labai Jauniškis. teisingas šiaip lygtais. Lygtai teisingas, jo, Taip, sakau, taip. klausyk, sakau, Jauniškis, sakau. Ar jūs suprantate, ką jūs įrašėt tose grėsmėse, sakau. Aš gyvenu dabar Šalčininkų rajone. Taip. Tai aš kaip doras pilietis, tai turiu jum rašyti raštus, kad štai ten visi mano kaimynai kelia grėsmę jum. Skundus. Tiesiog Skundus. Nes jūsgi parašėt, kad jiegi kelia grėsmę. Taip. Sakau, a jums, sakau, čia viskas tvarkoja, sakau. Ar jūs galvojat, kad paskleidė tokią žinią, sakau, tai jie taps, sakau, nu, anot jūsų patriotais, lojalesniai, sakau. Ir, nu, man patiko tik tiek, kad jisai sako, nu, sako, jo, aš suprantu, kad tu kalbi, sako, nu, ne, aš vienas, sako, klausimas, Jauniški, kas dėjo parašą? Po tom grėsmėm. Kas dėjo parašą? Tai man sunku pasakyti, ar tai paveikė ar nepaveikė tas pokalbis, bet kitais metais jo nebuvo šitų grėsmių. Tai va dabar mes ir kalbam apie tai, kad tas pats Palantyras į savo manifeste, jie parašė, kad demokratija ir žodžio laisvė tai yra grėsmė valstybei. Ir visa jų veikla, kadangi labai stipriai dirba su Pentagonu ir su žvalgyba, tai reiškia, kad jie būtent suvienijo jėgas tam, kad sustiprinti valstybę. Nes jie rašo, kad dabar didžiosios pavojus valstybė. Tai dabar atsakant jūsų klausimą, tai ką gali saugumo departamentas mūsų, jeigu aukščiausių lygių, kada Palantyras dirba su žvalgyba, su kariuomenė, su viskais, ten padeda Ukrainai, ir dabar saugumo departamentas pasakys, nu, žiūrėkit, nu, nežiūrint jų gerų darbus, bet jie kelia grėsmę visam pasauliu ir Lietuvai kelia. Jūs suprantate, apie ką mes kalbam? Kur mes einam? Va, tai todėl mes dabar visi esam, aš ne šiaip apie plytas, va, būtent užsiminiau, kad ir tas, kai mes kūrėm saugumo departamentą ir griovėm aną sistemą, tai buvo visai kita situacija. Tai ten Jūs kūrėt Lietuvos valstybingumo ramsčius. Taip, bet ten buvo visiškai kita situacija. Ten buvo, sakykime taip, fizinė baimė, fizinė grėsmė. Ir mes taip ir matėm, kad tu turi, mes skaitėm Orvelo 84-ieji apie tai, kaip didysis brolis tave gali, taip. Ir gyvulių ūkis. Ir gyvulių ūkis, bet mes tai daugiau tą su fizinė, sakykime, dėmo, kuris. Bet šitoje vietoje, aš manau, kad čia yra žmonių, kurie mūsų klauso ir girdi, kartais Bibliją paskaito, taip? Ir ten yra parašyta Kristaus žodžiai. Nebijokite priešų, kurie nori užvaldyti, sunaikinti jūsų kūną. Bijokite priešų, kurie kėsinasi į jūsų dvasią ir sielą. Ir štai mes dabar, suprantate, anksčiau ta buvo propaganda, ten laikraščiuose, ten komunistai, nu, tu skaitai, laikraštį kažką perskaitai, taip, ten televiziją pažiūrėjai, nu, va tokia buvo intervencija, nu, tokia, jinai tokia, tu prieš ją gali atsilaikyti. Dabar atsirado priešas, tiesiogiai sako, korporacija, kuri kėsinasi į tavo sielą. Į visus socialinius lygus, į visus dvasinius. Jinai viską išprievartavo ir viską pakeitė. Ir taip. Ir būtent, ir jie ką. Ir kas labai įdomu, kad Palantyras, kas tai yra per pavadinimas, jiegi pasiskolino iš žiedų valdovo, tai šviečiantis akmenys, kad mes jūs apšviesim. Taigi, tam ir padarytas žiedų valdovas. Tam padarytas žiedų valdovas. Taip. Tai yra buvo visata, reiškia, kuri buvo labai tobula ir matysi į ateitį, praeitį, dabartį, nu, sakykime, tai va. Bet ten atsirado tas piktasis demonas, Liuciferis. Va, tai mes klausimas tada... O gal jis ir čia yra? O gal jis ir čia yra? O jis čia yra? Taip. Tai vat, mes apie tai ir kalbam, kad pradėjom nuo, o kaip dabar saugumo departamentas, tai o ką jie gali, o kodėl jie neįvardino, o tai ką tu čia gali įvardinti, jeigu jau pagimdytas tas, kuris sako, kad iškilo pavojus valstybingumo, viso pasaulio valstybingumo ir vakarietiškai tvarkai, kuri yra. Ir tada jie ką? Jie dirba, jiegi ne šiaip savo, sakykime, nu, ten Facebookas, ten koks Google'as, visa kita. Čia yra neto lygai korporacijos, kurios kelia tą didelę grėsmę. Palantyras, kurie kaupia duomenys,
kurie kaupia duomenis iš visur apie viską, tam, kad jie galėtų, reiškia, sudėlioti ir svarbiausia, jie kuria algoritmą, pagal kurį reikiamų momentų, reikiamoj vietoj, jie gali paimti bet kokį žmogų, matyti jį, sakykime, nu, vat, kiekvienoj dienoj, ką jisai daro, ką su juo, tai yra iš tikrųjų labai rimtas pavojus. Bet kiek čia tokių, kurie, nu, gali sakyti, jie kelia pavojų. Tai mes čia kovojam, sakykime, su tom vištom, ar ne? Nu, kaip, nu, keliese mes čia likom, gal 5-6 maksimaliai. Bet tai yra labai aiškus priešas, taip. Ir mes norim užtikrinti savo normalią tą gyvenseną. Ir yra tam tikri mechanizmai, teisės aktai, kuriais mes galim, kaip sakyti, pasiremti ir priversti į juos, kad jie laikytųsi tvarkų. Su palantyru, kai yra intervencija į tavo sielą, į dvasią, ir labai aiškiai yra pasakyta, mes dirbam tam, kad užtikrinti vakarietiškas vertybės ir apginti būtent tuos, kurie neša tą gerą evangeliją. Kristaus, ar ne? Gerą evangeliją, taigi čia vakarietiškas vertybės, geroji evangelija. Bet kas tos yra vertybės vakarietiškos? Va? Tai man primena tarybinius laikus, kai aš prisimenu vieną kartą, aš paklausiau vieno dar tarybinė armijai. Buvau tas politrukas, kuris pasakojo apie tai, kaip turi tarybinis žmogus elgtis užsienyje. Ir kad yra taisyklės tokios. Nu, aš jau sakau, klausykite, gerbiamas majorė, o kur galima būtų perskaityti tas taisyklės, kaip tarybinis žmogus turi elgtis? Jis, žodžiu, buvo atsakymas, tu ką, durnas, pats nesupranti, kaip reikia elgtis. Tai, vat, kalbant yra apie tą patį palantyrą, apie tos šviečiančius akmenis, kurie geriau žino, kaip mums reikia gyventi. Ir jie kūrė visą tą sistemą. Ta sistema nematoma, todėl, kad jie iš visų renka. O kadangi jie sudarė sutartį su gynybos ministerija, su žvalgybom institucijom, jie turi prieigą prie tos kritinės informacijos iš visur. Ir kas pasvarbiausias dalykas, kas sukontroliuos, kas ten kad jų tuose serveriuose, nes jie intelektualinė prasme, jie pranoksta apskritai, vat, sakykime, netgi, nes jie dirba, jie turi prieigą prie resursų. Kiek reikia pinigų, sakykime, ten didesniam kiekiu serverių operaciniam sistemom, jie viską tą gauna. Todėl, kad jie, nu, yra simbiozė, privatus verslas ir valstybė. Jie nedalomi jau. Jie yra nedalomi. Yra interesas. A koks tas interesas yra? Tai, kas vyksta pasaulyje, artimuose rytuose, Ukrainai, visą. O mes žinom, ką ten kas nori ir ko yra siekiama. Ar užvaldyti Ukrainos retosius metalus, tai, ar užvaldyti Rusijos visą ten naftos dujų sektorių. Mes tik tai sakom, kad čia yra, na, viskas su vakarų žinia ir dėl vakarų. O aš nesu tikras. Aš visai nesu tikras. Jo, aš manau, suprantat, kad šitoje vietoje, šiandien skaičiau tokią įdomią informaciją apie tai, kad kažkoks tai blokas iš dirbtinio intelekto iššoko ir pradėjo šokti savarankišką žaidimą. Taip, laukit, šiandien praneši, šiandien vėl tas pats pasikartoja. Taip, jo. Da, čia labai įdomu yra. Tai vat, galbūt tai yra kažkokia tai programa, čiagi buvo mūsų tie duomenų nutekėjimai. Va, pats didžiausias anekdotas mums parduotas. Jo. Nu, sutikit. Ar nustatė, kas ten išsiurbė, kiek kas žemė turi, kiek kas va. Taip, bet visi sako, čia bijokit, čia didelė grėsmė. Čia ta patarlė, kad avis bijo vilkų, o jos ėda piemenis, valgo. Tai va čia yra būtent tai. Bet pats svarbiausias dalykas, palantyras labai gudrus. Piteris Tylis, va, būtent jam priklauso tas manifestas apie tai, kad demokratija ir žodžio laisvė nesuderinami dalykai, ir kad valstybė turi stiprinti savo, reiškia, pozicijas. Valstybė iš esmės, na, jis atkartoja Orvelą.
ir Orvelą. Tai jo, tai iš jokios pozicijos, suprantatgi. Bet mes einam toliau, nes, žinot, žmonės yra, nu kaip... Padėkit daug taškį čia. Jo, Padėkit. užsijėmė taip. Oi, labai vaidina, kad užsiėmė dar daugiau negu jo. iš tikrųjų užsiėmė. Bet čia reikia gilintis, va. Tam, jeigu tu nori suprasti, kas vyksta pasaulyje, reikia labai gilintis, tai vienas dalykas. Taip. Antras dalykas, reikia turėti drąsos. Nes jeigu tu pradedi gilintis, to gali sakyti, palauk, tu ką, tu netiki, kad... Tu staiga valstybės priešas? Jo, tu netiki, kaip ir kaip įdomu, Danai. Žiūrėkit, tu valstybės priešas ir įsijungia korporacinė mašina tave naikinti. Taip. Tada jeigu tu kažkur ten Facebook ar kažkur ir sakai savo nuomonę, reiškia, jau... Stebuklas. Visi šitie plaukia tavo abejonės plaukia į, na, sakykime, ypatingos paskirties stalčiuką. Ne ten, kur bendrai, po to pagal raktinius žodžius jau tu gali išimti ir atvadinami raktiniai žodžiai. Bet tau yra jau paruošta, dėl to, kad kaip yra įrodyta, jeigu tu, aiškiai, 150 laikų palaikini kažką, tai apie tave beveik viską gali pasakyti. Tai reikia tik 150 laikų. Tai dabar, jeigu tu nori, kad nepatekti į tą ypatingą stalčiuką su savo ypatinga tą nuomonę, arba abejonės, nu, galbūt čia kažkas ne taip, galbūt čia ne, tiesa ne ta, galbūt ir tas, kuris yra, na, dabar smerkiamas, gal jis irgi yra teisus. Tai tu iškart pakliūni, tu automatiškai pakliūni į atitinkamą ypatingą stalčiuką ir jau tą informaciją kaupiama. Tada taip, jeigu tu norėsi gauti kažkokią tai ten tarnybą, valstybinę, reiškia, dar kažkur... Darbo kažkur tai. Taip, kažkur dar valstybinė įmonė kažkur. Suprantat, tai vadinamais tie socialiniai taškai. Socialiniai taškai. Kiek tu jų, tai jau Kinija jau seniai naudoja. Taip, jau Kinija ten... Apie tai, kad tu kreditą negausi, vietą vaikų darželį, ten mokykloje. Ir visi nešina, žiūrėkit, kodėl aš negavau vietos? Taigi sakė, kad lyg tai vietų yra. Palaukit, netolėkit, pažiūrėkit į Krivicką. 5 vaikų tėvas, ukrainiečių, viso, ką galima palaikytos, jau gerėtis kur daugiau. Ir jis bėga, jis sako, o pas mūsų mokykla negavo mergaitė pirmų... A todėl, kad pirmiausia visi jūs, kurie pinigus nutraukė ten, nebėra švietimo. Ir po to visi stebisi, socialiniai taškai, visi, o gal Krivickas yra blogas, o gal jis geras, mes jau nebežinom. Kaip sistemai reikės. Taip, galbūt kažkokią laiką kažkur padėjo, arba dislaiką. Arba pasidalino kažkokią informaciją, jinai ne mainstreaminė, kaip sakyti, va. Kažkokią abejonę, kad čia galbūt valdžia ne taip daro, galbūt ten, nu. Na, tai suprantate. Jie nesako apie valdžią nieko blogo. Nesako. Jo, bet Palantyras, suprantate, vat vėlgi, grįžtant prie biblinių dalykų, va, ar atkreipė dėmesį, kad, nu, ką Dievas kūrė? 7 dienos ir ką jisai kūrė? Vat žmonės skaito, jie kažką girdėjo, bet ne iki galo girdėjo. Bet ten yra labai didelė išmintis ir aš manau, kad tai yra labai žinia, kuri mums perduota žmonėm, kurie masto. Ir tada jie galvoja, pirmą dieną Dievas sukūrė žemę. Bet štai, kai jis sukūrė antrą dieną, tai labai svarbu yra. Jis sukūrė šviesą. Bet ne tą šviesą, kur saulė šviečia, ne fotoninė šviesa. O šviesa tai yra supratimą. O ką reikia toliau daryti? Nes jis sukūrė žemę Dievas, o ką toliau daryti, ar ne? Tai iš pradžių jisai, na, sukūrė tai svarbiausius dalykus, po to kūrė infrastruktūrą, tai vadinama. Ten vanduo, ten žvėris, ar ne, ten mėnulis, ten... Palauk, neskubėkit, apie infrastruktūrą mes taip reisim. Jo. Palaukit, aš dabar noriu pakomentuoti suvokimą. Va tas geras žodis suvokimas. Taip. Kad mūsų protas, logika jau mūsų klaidina, jisai tiek užkrėstas ir baimė ir užnuodytas. Kad, pavyzdžiui, Orvelas, mes skaitėm jį tada, Tarybų sąjunga, jėga, baisu, o dabar aš skaitau Orvelą. Palaukit, aš matau ne tą, aš matau, kad šita sistema, va, kokia atėjo. Jis aprašė žymiai daugiau. Ir šitas, vat, žinot, aš noriu grįžti prie jūsų labai svarbaus klausimų, čia kas liečia mūsų rajoną. Taigi mes su Danu dabar kovodami ne prieš verslą ir vištytės, mes kovojam prieš savivalę, prieš bispridėlą, vadinamą korporacinį mėšlą, atleiskite. Ir mes pasižiūrėsime dabar, ar dar valstybės likučiai reglamentai, jie dar dirba, mes tikrinsim per tuos aukštus, vis dar pranešim. Bet aš noriu prie mūsų rajono grįžti, jūs labai gerą klausimą vėl pasakėt, per Orvelą, apie suvokimą ir identitetą. Mes gyvenam
Gudų krašte. Čia Baltarusų kraštas, kur visą laiką žmonės migravo su lietuviais. Tačiau žiūrėkit, jūs irgi teisingai atkreipėte. Iš jų daro Lenkus. Taip. Traukia vaikus į Varšuvą, duoda kažkokius pasus. Ir jiems sako, jūs Lenkai. Ir jiems pasidaro gėda, kad jie Baltarus, turi jūgi šaknis ten. Ir kas atsitiko per 30 metų? Jie visi iš baimės pametė identitetą. Kai tu tik tais suvokimo, dvasios sielos identitetą pametė ir negali pasakyti, kas tu, viskas. Tavi manipuliuok, tau įkrėsk įpročius, tave stumdyk ir tavo siela, visas protas, viskas išprievartauta. Va, apie ką mes kalbam šitoje vietoje. Ir Palantyras šitą kūrė mums būseną. Tai tada klausimas. Jo, tai dabar reikia. Tada apie infrastruktūrą svarbu pakalbėti. Jo, tai paklausė, tai iš tikrųjų suvokimas, tai yra įvairūs metodai. Man labai mėgstamas rašytojas Čingizas Eitmatovas, jo nepaprastai geras romanas Ilgakai šimtmečiai diena. Tai ten aprašo, kaip ten Vidurinė Azija, tie klajokliai, kaip jie kankindavo ir paversdavo žmonės mankurtais, kad jie prarastų identitetą ir kas yra. Tai jie uždėdavo šito, man atrodo, veršiuko odą šlapę, aprišdavo ir spausdavo galvą. Ir fiziškai spausdavo. Ir nuo skausmo jie prarasdavo nuovoką, jie prarasdavo suvokimą. Ir tada jie tapdavo kaip įrankis. Tai dabar kalbėdami apie šviesą, taigi ne šiaip savo. Šviesa, tai yra šitoje vietoje labai svarbu suvokimas ir žinojimas. Tu apskritai suvoki, kad kažkas tai vyksta, taip? Bet tai nėra žinojimas. Žinojimas tai yra žymiai aukštesnė. Taip, žinoma. Žinojimas tai yra, kur tu ir moralę savo įvedi. Aš žinau, kad jis neteisingai elgesi. Tu kai suvoki kažką, tai, karas ten vyksta, bet tu per daug, kaip sakyti, nesigilini. Žinojimas suteikia tau tam tikrus įrankius, intelektualinius, moralinius, dvasinius. Ir pasirodo, kad tavo tiesa ne visai tiesa pasirodo. Žinot, atsargiai, jūsų pamokslas čia labai pavojingas. Taip. Aš jau pradedu net stebėti jūs. Jo, stebėkit. Tai būtent, suprantat, yra ir tie klajokliai, jie paversdavo mankurtais. O dabartinės naujos technologijos, jos suteikia galimybę be tokių barbariškų ant galvos uždės. Ir jiems reikalingas žmogus ir kaip vartotojas, ir kaip balsuotojas, suprantat, regimybė va šitą. Tai būtent, kai yra invazija, reiškia, šiek tiek aptemdyti tavo, tai yra tie Palantyras, tie šviečiantys akmenys, mes jums parodysim, kur yra tikras kelias. Mes jums suteiksim šviesą. Ir šitoje vietoje, kas yra labai svarbu. Orvelas kalbėjo apie tą fizinę priklausomybę, taip? Fizinę priklausomybę. Bet yra toks labai geras dar rašytojas Aldous Huxley, tas naujasis puikusis pasaulis. Taip, žinau. Tai jis ten aprašo šiek tiek kitokį mechanizmą, apie tai, kad tu savanoriškai atiduodi ir kad tu savanoriškai eini, kaip tie ten naktį šviesą, uodai ten skrendava, nes ten šviesa, jie neturi to žinojimo, ar ne? Jie suvokia, šviesa, į mus ten uodam reikia skristi. Tai lygiai taip pat ir mūsų, tai jie sukūrė algoritmus ir mes, ten gera šviesa, ten, Palantyras. Ir čia yra tas baimės dėmuo. Mesgi tą darom, kuriam tą šviesą iš labai gerų paskatų. Tai yra, mes sakom, kad laisvė, žiūrėkit. Gerais norais, kur kelias grįstas. Tai taip. Bet čia jie dar kaip įdarbina baimę. Nes jeigu jūs neįsit į mūsų šviesą, tai tada kils klausimas. O tada konkrečiai. Nereikia čia taip utopiškai, čia taip filosofiškai. Ne, konkrečiai. Dabar žiūrėkit, aš aiškinu žmonėms. Įstatymai jūs tenkina visi, ne, viskas blogai. Skvernelis sėdi, žiūrėkit, apmokestins butus ir kaip čia duos šeimų, ir kaip sėdi, naujasis opozicionierius. Bet palaukit, jeigu jūs nepatenkinti, jums kūrė opozicija dirbtina, jūs ginat į šitą šviesą, imituota yra rinkimai. Ir jūs renkat vėl, ką jūs renkat? Jūs šitą suprantat? O žinot, čia baisiausias, aš jums pasakysiu, rinkimų dėmuo. Kadangi tu nori ateiti, išrinkti kažkokį tai
va tokį, kuris rūpinsis tavo riebių, barsukiškų gyvenimų, Šviesa ateitim tavo. o tu nieko nedarysi. Taip, taip. Ir vėl tu gyvensi kaip individualus buržujus, kaip tu galvoji, o dabar pasirodo, kad ir tarp kitko, va šitai Palantyras legitimizuoja per šitos rinkimus dabar mums korporaciją. Aš manau, kad Palantyras, tai mes kalbam apie viso tvarką. Jo, mes tik tai jo Palantyras, patogus pavadinimas mums. Jis yra patogus, aprašyti. Dėl to, kad yra kiekviena valstybė tokių Palantyrų yra. Žinoma. Ypatingai tie dabargi, aš kaip pasižiūriu verslininkai, kaip jie džiaugiasi, kad didėja pinigai. Jūs šitą tikrai žinot iš vidaus. Taip, ašgi labai suprantu ir visi džiaugiasi, kad visi balsavo už didesnį gynybos, reiškia, biudžetą, bet jiegi balsavo ne dėl to, kad iš meilės tėvynei, dėl to, kad nuo šito pirago labai realiai jie gali gauti. Mes įsivaizduojam, ką tai reiškia aklas godumas. Jo, taip. Gobšumas, godumas. Man labai patiko, aš jau esu kažkur sakęs, tas pavyzdys, mes žinom, kad Aušvice ir kitose šituose koncentracijos stovyklose žmonės buvo dujų kamerose deginami, ar ne? Bet klausimas yra toksai, o kas konstravo... O kas konstravo, o ką tie žmonės, reiškia, kurie kūrė tos dujų kameras? Ar jie žinojo ar nežinojo, kam bus naudojama? Klausimas, Ainiai, ar žinojo? Aš atsakysiu dar, antra pusė šito medalio. Taip. Ar žinojo ar nežinojo? Aišku, žinojo. Antra, kas juos užkūrinėjo ir vykdė. Taip. O anekdotas yra toks, aš buvau Maskvoje susitikęs su labai, kaip jums pasakyti, yra elitai, ne? Su vienu elitu, kur pasirodo jo senelis žydas. Ir jis pats žydas, ir jo senelis žydas. Ir jis buvo tas prižiūrėtojas, kuris varė žydus į tą dujų kameras. Žydas prižiūrėjo žydus, taip, kad jie gaištų. Taip, taip. Ir tam žydui vienas labai tenais buvo rabinas, kuris atidavė labai seną torą. Ir sako, šita tora yra gregorinė, jinai labai sakralinė. Tada stovykla, ne? Jo, tais 49 metais. Ir sako, jeigu tu išsaugosi šitą torą, tavo šeimai ir palikonims niekada nieko nebus. Ta finišė tora atsidūrė vieno iš pačių kiečiausių, didžiausių sinagogų Maskvoje, bet net esmė. Jisai, įsivaizduokit, kaip mes gyvename. Jisai vis tiek stumia tą rabiną į dujų kamerą, jis savo dusintojų atiduoda torą, šventą tipo raštą. Nes jis norėjo išsaugoti. Palaukite, kur šitoj vietoj tas vadinamas žmogiškumas? Ne, tai žmogiškumas kaip šitoj vietoje aš suprantu, kad rabinui buvo labai svarbu išsaugoti artefaktą. Palaukite, bet jūs suprantat, kad jisai neturėjo pretenzijos savo žudikui, su juo neėjo diskusija. Rabinas pagal kitą žydą, jis yra jo dvasinis mokytojas, vedėjas. Prieš rabiną negalima prieš torą rankos kelti, taigi čia knyga, jai. O tas įkišo vis tiek, knygą pasimė ir savo nuodėmingas baisiau negu niekur, jis užtikrino savo kartoms saugumą. Iki kokio mes absurdo daėjome. Galime ir taip pavadinti, taip. Galbūt jis tuo metu galvoja apie save, bet... Nukeliam tokią prielaidą. Palaukit, va čia mes dabar priėjom prie mūsų mažos bendruomenės, kuri ginasi, aišku, nuo savivalios verslo, bet jūs suprantat, kad savivalės verslas. Matėm, kokie buvo korporacijos užsakymai 19-20 metais COVID cirkas. Palaukit, jau visi mato COVID cirko pasiekmes. Ir visi įvardina, arba kas vėl nebenori to matyti. Gerai, nenorit, nereikia. Tačiau kiekvienam vietoj, kai mes užsimerkiam akis nuo kitų savivalės, kaip ten sakoma, tu gausi ir gėdą, ir karą, ir prievartą prieš save. Jeigu tu neginsi savo kaimyno ir draugo iš jų, palaukit. Tai tada žiūrėkit, man labai svarbu infrastruktūra. Va, jūs palėtėte tada dabar, pažaiskim kitą. Tačiau jūs matot dabar eigoj, mes kaip prieina visą tą. Technofeudalizmas, techno-kripto nauja religija, miksas. Tas techno-kristus. Va, taigi reklamuoja šitas Takeris Karsonas. Eikit į šitą, va čia viską pasakys jums. Telefonas jūsų. Tačiau mes turim pastebėti atvirai, kad elitai vadinami, pasaulio elitai visur. Europos, pažiūrėkit, mesgi matom labai daug, jūs daug ką žinot irgi. Lietuvoje čia iš vis tarakoniniai, tik tokeriniai elitai, bet net mes Rusijoje tas pats.
Jie blaškosi. Jie neranda naujojo vadinamojo šeimininko. Aš noriu, čia hipotetiškai dabar bus pabaigai, pasvarstymai iš kitos pusės. 2013 metai. Popiežius yra motu proprio, žinot, rugsėjo 1 dienos, kuris pasako, ten reikia skaityti labai juridiškai giliai ir suprast, kas sakoma Vatikano leksikono kalba. Jisai sako, aš nusiimu atsakomybę, visos šitą įmonės visi pavėti, ten pažiūrėkit, valstybių nebėra, mes perinam į naują erą. Po to jis pareiškia kitą, kad kalėdos šiais metais paskutinės. Po to jo pareiškimas yra, kad 3 pasaulinis karas prasidėjo. Čia 1,5 metų laikotarpį. Prasideda 14 metais Ukraina. Realiai tai yra 3 pasaulinis karas, kuris atneša naują technologiją. Tačiau žiūrėkit. Jis tik tai kitoks. Taip. Ne toks, koks yra. Todėl mes kol kas negalime identifikuoti, bet jis realiai vyksta. Taip. Bet aš ką noriu paklausti. Sąmyšis elitų. Būkime labai blaivūs. Kas yra Vatikanas? Vatikanas tai yra ten, kur visi vadovai, nuo carų, imperatorių, prezidentų važiuodavo klaudos ir gaudavo tą patepimą. Jie skirdavo vadovus. Visada. Bet jie ir užtikrino valstybės fundamentą. Religija, mokslo, viskas, visa piramidė. Finansai bėga. Ir jis valstybės paleidžia. Sako, ne. Žinot, kas atsitinka logiškai? Tie elitai, kurie buvo suformuoti šitam ir juodieji, senieji, kaip ten jie vadinami, giluminės varų, jie netenka savo elitiškumo, nes nėra valstybės. Kaip jie turi atrodyti elitai korporacijai? Korporacijai elitų nereikia. Korporacijai nereikia valstybės institutų. Korporacijai nereikia karininkų kastos, nereikia specialiųjų tarnybų. Jiem nereikia ekonomikos ir finansų. Socialiniai taškai su dirbtiniu intelektu viską pabirina. Ir mes dabar, žiūrėkit, gaunam išvadą, kad visa administracinė piramidė su visais elitai žlugo ir mes matom, kaip griaunama finansų ekonominė piramidė. Ką daryti elitams? Jo, matot, iš tikrųjų, vėlgi grįžtant prie infrastruktūros. Va. Čia ir yra tiesioginė mūsų infrastruktūra valdymo, teisingai? Jo, bet kas yra svarbiausia, kad mes tai įsivaizduojam tą, kaip sakyti, fizinį infrastruktūrą. Keliai, ten geležinkeliai. Bet būtent su dirbtiniu intelektu atėjo valdymas, operacinės sistemos, kurie valdo visą infrastruktūrą. Ir dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų kaip ir Amerikoje, apskritai visą tą gynybos pramonę atiduodama į Palantyrą. Taip. Jeigu dar anksčiau buvo... Planavimas visas jo ir vykdymas. Taip. Jiegi atiduoda tą visas operacinės sistemas ir tada valstybė tampa priklausoma nuo privataus sektoriaus. Jinai išnyksta. Ir tai yra svarbiausia, yra gynyba. Tai yra svarbiausia gynyba, aš jau nekalbu apie finansinę sistemą. Palaukit, Danai, bet nepykit, kaip jinai gali egzistuoti valstybė, kaip pažiūrėkit, visos valstybės, aš rodžiau savo laidose, prasiskolinusios, verslo žinios rašau, viskas mes viršim 100% skolos. Tai yra visas pasaulis negali nei pridėtinė vertė, nei produkcija, nei paslaugomis atiduoti skolų. Tai jau Europos Sąjungai sako, mes tuo negalėsim administruoti skolų. Tai reiškia, kokia valstybė, kai viskas priklauso nuo bankų ir tų multiplikatorių, kuri dirbtinio intelekto rankose. Aš radikaliai celėksiu. Reikia suprasti, kas yra ekonomika ir kas tai yra skola. Tai štai yra vienas labai svarbus momentas. Iš kur atsiranda skola? Skola tiesiogiai atsiranda nuo ekonominės veiklos. Ir jeigu nebūtų skolos, tai ir nebūtų BVP. Tai dėl to, kad mūsų ekonomika dabar sukurta tokia sistema, ir čia aš pilnai sutinku. Ir pilnai sutinku. Ir mes esam įkaitai. Tu tiesiog kitaip negali. Jeigu tu nori uždengti tą buvusią skolą, tu turi dar skolintis, kad kur BVP. Kur esminis dalykas. Bet normalioje ekonomikoje, jeigu, sakykime, produktyvumas, jisai, viršyje pasiskolintus pinigus, viskas būtų tvarkoj. Tai yra tavo uždirbti pinigai, kaip sakyti, kaip namų ūkis, ar ne? Tu skolinės, taip? Tu skolinės tiek, kiek tu sugebi atiduoti, taip?
Nes kitaip iš tavęs viską atims. Taip? Ką daryti su valstybė? Iš valstybės tugi negali atimti. Kodėl? Ja, bet tu tada, nu kaip, tu tampi įkaitu. Tai palaukit, Sinkevičius ką kaip pasakė? Nu, Skaitmeninis euras. Mes turėsim, Lietuva turės savo instrumentą mokėjimo. Po to sako, Europos centrinis bankas, va jums ir yra, Ne, tai jie nebe mes. tai, suprantate, va čia jie kažką supranta, bet jie nežino, kaip veiks iki galo. Lygiai taip pat, kai yra pilna va šitų va dabar, aš va vienoje laidoje pasakoju, kad kodėl Trumpas uždirba 2,5 milijardo iš šitų kriptovaliutų. Ir tada kiek iš karto vat, atsirado žmonių tokių suicidininkų. A, jeigu Trumpas, reiškia, tai ir mes uždirbsim. Prasiskolino, kaip į kelnes numovė. Todėl, kad jie neturi žinojimo. Jie supranta kažką, jie orientuojasi, bet jie neturi žinių, kad, arba tiksliau dar, jie yra tinginiai, kad suprasti iki galo, nes jie yra godus. O kaip vienas iš pasakė, sako, kodėl jūs merkite, reiškia, kad, na, jisai prasilošia. Žiūrėkit, jeigu žmogus nori iš nieko kažką daryti, tai aš jam tik suteikiu galimybę. Jisgi iš nieko nori kažką tai gauti. Nu, tai yra prieštarauja bet kokiai logikai. Nu, tai jeigu tu ten investavai ten 1000 eurų ir tu tikės, kad tau uždirbsi 2000, tai tu supras, iš ko, iš oro nori, iš nieko. Nu, tai ten viskas, tam sukurta sistema, va, ta platformos, kai tu pats negali nieko padaryti, tai yra tikėjimo ir godumo, tai yra tikėjimo, kad tu patenkinsi savo godumą. Viskas, va, viskas labai... Tada žiūrėkit, mes prieinam prie to, kodėl Palantyras visur laimi. Ir tai, kad mūsų šiandienai skola, kurį mes visi prasiskolinom per godumą tiek, kad negalim atiduoti. Mesgi būkim sąžiningi, pravalgėm savo vaikų, anūkų ateitį. Mes jų resursus pravalgėm. Palaukit, šiandienai pažiūrėkit, žmonės, kurie turi kokius namus, aš nesuvokiu jų kainos, kokie automobiliai ir keli vienetai. Kaip? Nieko nėra uždirbto. Yra viskas skola. Ir visi galvoja, kad jam žinai sveiki. Palaukit, va šiandien ir mano pavyzdys, va beje, vasario kovo mėnesį. Tu čirkt ir tu gali nebedirbti, tau gali būti sveikata pas. Iš ko tu atiduosi? Tada reiškia, mes į tą vat godumą inkrustuojam savo individualybę, mes iškart suvokimą atiduodam, mąstymą, šeimą, ateitį, vardan godumą šiai akimirkai socialinį. Nu, tai tada viskas sąžiningai. Ja, tai vat mes... Palantyras sąžiningas? Ja, šią prasme taip. Aš apie tai ir kalbu, jie ir sako, ko jūs norite, jiegi nori viso šito. Tai jeigu nori, aš jiems suteikiu galimybę, o toliau tai, kaip sako, Dievas nesikiša kiekvieno žmogaus gyvenime. Ne. Jis pasiūlo aplinkybės. Jo. O kaip tu elgsiesi čia jau? Tai mes tada ir kalbam, ar reiškia, kas yra korporacija, kas yra valstybė. Valstybė, jinai turi ieškoti balanso. Valstybė, jeigu tikra valstybė, jinai turi žiūrėti, nu, sakykime, va, tas Europos Sąjunga įvedusi bendrąjį duomenų apsaugos mechanizmą, badas tai vadinama. Bet Palantyrui tai nereikia visų šitų. Palantyras išgaudo be Europos Sąjungo tuo, mes čia verslininkai esam baudžiami, jeigu čia ateina, ten kažką tai ten parašau kažkur, ar ne, ir ten kažkas tai pasiskundžia. O jūs pažeidėt bendrąjį apsaugos šitą mechanizmą. A Palantyrui nereikia, jis viskas susirenka iš kitur. O apie ką mes kalbame. Tai vat, jie yra tikrieji laimėtojai iš viso šito. Tam reikalinga valstybė. Bet jeigu Palantyras dirba kartu su valstybė, kaip sakėt, ranka plauna, tai tada ribos tarp valstybės ir privataus sektoriaus, jis išnyksta. Ir mes tada vat, nežinom. Tai mes dabar šitame etape ir gyvenam. Taip, mes dabar šitame etape gyvenam. Aš atsakysiu, kodėl negali korporacija būti kartu su valstybė. Korporacija tai yra pelnas ir optimizacija, efektyvumas. O kam reikalinga pensininkai? Kam reikalingi kažkokia sveikatos apsauga, švietimas jūsų vaikų, išsilavinimas muzikinis. Jūs ką, juokaujat? Ir žinot, mes iš tikrųjų turime akcentuoti. Valstybė, gera ar jinai bloga, bet jinai vis tiek judėjo link kūrybiškumo ir į kažkokį liaudės elemento tautos saugojimą. A šitas korporacinis mechanizmas reikalauja absoliutaus paklusnumo ir vergiškumo. O vergas negali kurti.
Nu, aš šiek tiek galėčiau pasiginčyti. Pasiginčykit, Yra, prašau. yra blogesnis variantas. Dar? Jo, dar yra blogesnis variantas, kad nu, vergas dar gali pasipriešinti. A, Jo, čia ne, palantyras tai sprendė irgi. jo, o būtent, Tu nieko neturi ir tu esi laimingas. Taip, o- Šitas Švabas pasakė, beje. Taip, o dabartinė sistema yra tokia, kad tu kaip tas drugelis, tu skrendi į tą šviesą, nes tau labai patogu. Nes šviesa, tu jauties, va kur esminis dalykas, apie ką kalbėjo Huxley. Labai patogu. Jo, ir kuris, sako, priklausomybė yra baisesnė. Ar ten Orvelo per fizinę priklausomybę, ar Huxleyo, tai yra per dvasinį susitaikėliškumą, kad tau patogu, dėl komfortų tu atiduodi savo identiteto, tu atiduodi savo laisvę, nes kitau taip faina, kitau žiūrėk čia. Ir aš esu tam mainstreame, aš kalbu kaip visi, aš žinau, kad ant manęs šūdų niekas neužpils, ar ne, nes aš su visais. Ir visi drugeliai skrenda į šitą šviesą. Bet atsirado porą drugelių, sako, palauk, gal ten, ar tikrai mums ten reikia tą? Ar mums reikia tos šviesos su visais? Tai vėlgi, kaip aš dabar tiksliai neprisimenu biblinę tą vietą, kur Kristus sakė, kad rinkite siaurus vartus, nes pro erdvius vartus ir plačius kelius eina minios ir eina į pražūtį. Ką reiškia siauri vartai? Tai yra, vartai, kai tu turi, galvoti, kaip pro juos praeiti, nes yra sudėtinga, taip? Siaurose vartuose. Taip. Reikia kažkam padėti. Taip. Reikia su kažko pasidalinti. Galbūt, jo. Reikia užleisti vietą galbūt. Gal neįgaliajam pirmiausia praleisti. Va. Būt žmogišku. Taip, tai čia ta metafora. Barankinai, būk žmogum. Taip. Tai yra metafora ėjimas taip. Pro siaurus vartus. Va. Tai bet suprantat, pas musgi kaip, nei tos Biblijos neskaito, kad ten yra visą gyvenimą esmė, koks turi būti ir kur pavojus, o dabartinės korporacijų valstybės užvaldymas. O mes žinot ką? Pasimam Bibliją, daužam savo kaktą, galvom, kad taip žinios ateis ir staiga suprantam, kad mes dvasiškai ramus. O kai mes dvasiškai ramus, saugus, mums irgi palantyras patogu, sėdim prie kompo, sėdim prie socialinių tinklų, bet iš kitos pusės mes turim ir prieš palantyrą baimės jausmą fizinį. Mes padarysim kažką, ateis mus stuktels, ateis... Pas mus naktį vatai, kai važiuosi, ten yra toks švyturys, jisai. Taip. Jisai šviečia, gal teko kada matyti? Mačiau, žinai. Jo, ir ten parašyta yra. Tokie žodžiai ant to švyturio. Dievas tarė, tebūnie šviesa ir šviesa atsirado. Tai ne šiaip sau. Man yra tas dalykas, šviesa. Aš tada, kai tą pirmą perskaičiau, galvoju, kas tai yra šviesa? Aš pradėjau domėtis. Kodėl antrą dieną šviesa? Todėl, kad nuo tavo suvokimo, matymo, žinojimo, tu žinai, ką reikia toliau daryti ir kaip daryti. Va, kur yra šviesa. O pas mus viskas yra pakeičiama. Išvirkščia. Tu patriotas ar ne patriotas, kieno Krymas, ar ne taip. Jo. Tada pradedi diskutuoti. Tai galbūt ten teisiškai Ukrainos, o faktiškai rusų, viskas. Vatnikas iš karto. Nes tu diskutuoji. Nes tu diskutuoji apie tai. Pas tave proto vingis atsidarė. Jo, palaukit, bet aš grįžtu už Ukrainą. Ne, žiūrėk. Negali būti jokių abejonių, jokių faktų, viskas iš karto. Tai vat šitie dalykai, tai čia yra šviesa. Ir aš tada supratau, kad aš neskrysiu su visai kitais drugeliais. Mes su jumis eisim per siaurą įėjimą. Į palantyrą, aš geriau rinksiuos siaurus vartus, man ten galbūt mažiau komforto bus, bet mano savivertė bus didesnė. Man nereikia komforto, man reikia kaip mokė Kristus, matyti gyvenimą iš skirtingų pusių, o ne tik eiti tą pusę, kur man sako, čia yra geriausia pusė. Bet siauri vartai, kai jūs einate į šitą pusę. Žinot, jūs pasakėt lozungą kažkokią, ar užrašą, ant vieno vokiško ar lenkiškos koncentracijos stovyklos vartų buvo užrašas kiekvienam savo. Arba darbas išlaisvins. Čia jo, bet kiekvienam savo. Taip. Tas ir yra kiekvienam savo, tą, ką jūs sakot, kaip tu suvoksi, visumą, ką tu priimsi. Bet šitam siauram keli yra labai daug priešų ir labai reikia muštis. Pasikartosiu. Muštis už draugą, muštis už šeimą, muštis už savo artimą, už kaimyną, už bendruomenę. Muštis. Kova. Betgi ne.
Taigi, ačiū gerbėmiai žiūrovai, manau, kad labai atsiliepsite į šitą mūsų pokalbį, užduosite klausimus ir jeigu jūs palaikysite, šitas pokalbis su Danu Arlausku bus ne paskutinis. Ačiū Jums žiūrovai, ačiū Jums Danai, kad skiriat laiko. Ačiū, kad klausėtės jo. Ačiū labai, viso geriausio.